Gerbiamas pilietį Vaitkau, o kieno Krymas, galite pasakyti? Rusijos, nu. Kieno? Rusijos. Užtenka, einam. Ačiū už turinį. Gerai, Pasakykit slavą Ukrainę. Krymo. Kokiu juridiniu pagrindu jūs manote rėmėsi tie Krymo referendumo steigėjai, ar tie kažkas, kas ten nubalsavo, aš nežinau, apie ką jūs kalbat. Nes jūs tikriausiai galite atsakyti šitą klausimą. Kokiu juridiniu pagrindu Krymas atsiskyrė nuo Ukrainos, kaip jūs teigiate? Kokiu pagrindu? Jis atsiskyrė. Nu, kokiu pagrindu? Krymo autonominė respublika. Taip. Taip, jinai autonominė respublika. Taip. Jinai paėmė, padarė pas save referendumą. Kokiu teisiniu pagrindu? Ar galite sakyti, jūs žinot šitas detalės ar ne? Valdžia vietinė, Lietuvos Seimas nusprendžia teisinį pagrindą, atlikime referendumą. Kokiu, palaukit, čia neteisinis pagrindas atlikime referendumą. Turi būti įstatymai, kurie leidžia tau tokius referendumus skelbti. Pagal kokios šalies įstatymą buvo surinktas referendumas? Nepasakysiu. Nežinau, pagal kokios šalies įstatymą. Aš jums galiu atsakyti. Nes nei Ukrainos, nei Rusijos įstatymuose... Čia Rusijos nepriklausai. Palaukit, tai prisijungimas prie Rusijos. Ne. Palaukit, jūs ne apie tą kalbate. Tai dabar leiskit jau man dėl nepriklausomybės, o leiskite jau man kalbėti. Bet nesuplakite su prisijungimu. Tai iš karto buvo prisijungimas prie Rusijos. Taip. Ne. Žiūrėkit. Pasakykit man... Ai, pala, o gal ir taip, jo. Matot. Tai va dabar žiūrėkit. Nei Rusijos, nei Ukrainos įstatymuose nėra tokio dalyko, kaip atsiskirti. Nėra tokio dalyko. Nežinau. Ukrainos įstatymai, konstitucija neleidžia steigti tokių referendumų. Čia, palaukit, dabar aš pakalbėsiu. Kiek aš žinau, kad Ukrainai reiktų visos Ukrainos referendumo. Ir tada nuspręstų. Taip. Visa Ukraina, 2/3 piliečių. Jo. Ir kiekvienoje srityje turi būti irgi atitinkamas procentas, kurie balsavo už tai. To nebuvo. Taip. Referendumas buvo kada padarytas? Po to, kai buvo jau aneksuotas Krymas. O ką vadinat aneksuotu? Kai visas valdžios įstaigas užima ginkluoti žmonės. Aš nežinau, ar užėmė, aš nežinau, ar ten užėmė. Žinau, kad buvo Rusijos kareiviai, bet buvo mažiau, negu buvo galima pagal įstatymą juos ten laikyti. Jūs kažką tai suplakėt neteisybę, nes visų pirma, tose bazėse, kuriuose bazavosi Rusijos kareiviai, jie neturėjo teisės be leidimo šlaistyti su savo uniforma po Ukrainos teritoriją. Nežinau, čia jau vienas dalykas. Antras dalykas, Rusija yra pripažinusi ir Lietuvos, ir Ukrainos sienas, pasirašiusi įstatymą ir neturi jokių pretenzijų. Kokiu būdu, jeigu nėra ne vieno įstatymo, ne vienoje iš abiejų šalių, kuris leistų tokius... Aš supratau mintį, aš leidau jūs pabaigti, leiskit man pabaigti. Aš supratau mintį, bet aš jums iš karto kontrą sakau. Leiskit man pabaigti. Aš irgi jūsų mintį iš karto supratau, bet aš leidau jums pabaigti. Jeigu nėra ne vienoje šalyje įstatymo, kuris leistų rengti tokius referendumus, jeigu referendumas surengęs jau po aneksijos, kokiu būdu Krymas tada yra Rusija? Tai yra tiesiog okupacija. Aš jau pabaigiau, prašau, galite atsakyti. Aš supratau, kad jūs protestuojate, kad Lietuva išstojo iš Tarybų sąjungos. Aš supratau, nes jūs nuoseklus žmogus esate. Mes niekada nebuvom Tarybų sąjungoje, mes buvom okupuoti. Taip. Ir jūs puikiai žinote, kad Helsinkio bendradarbiavimo sutarty parašyta sienos negali būti keičiamos. Visi Europai pasirašė. Totaliai visi. Ir mes sulaužėme. Palauk sekundę. Mes sulaužėme. Jūs jau pabaigėt? Mes sulaužėme šitą visuotinai pasirašytą teisės aktą. Gerai, palauk. Mes sulaužėme. Остановитесь! Mes sulaužėme. Jūs norite grįžti į Rusijos Respubliką? Palauk. Kai aš sakau, kad Lietuva neparduodama, jūs sakot, aš noriu sugrįžti į Rusiją. Tai tokiu atveju mano išvada, kad jūs jau pardavėt Lietuvą. Akis į jūsų tik miltelius, šokoladą ir euralų tematė. Ir nenorite, kad jinai būtų neparduodama. Tai noriu paklausti jūsų visų, tai už kiek pardavėt savo tėvynę? Nes tai prieštarauja tada jūsų nusiteikimui. Nuklausau. Nežinau, čia tik
šitą galit gerbiamas teisme išbraukti, nes čia yra nesąmonė. Žiūrėkit. Palauk, nu kaip, Lietuva jūs bele ką pasakėt. Jūs nesutinkate su teiginiu, Už kiek parsidavėt patys? Grįžkim prie Helsinkio. Už miltelius? Už šokoladą? Tai Žiūrėkit, jūs- sekundę, aš supratau, sekundę, tai jau dabar aš kalbu. Žiūrėkit, Helsinkio sutartis, tai vadinami Helsinkio Accords, buvo pasirašyti su ta mintimi, kad jokia valstybė jėga negali perrašinėti kitų valstybių teritorijų, tai yra jas okupuoti, užimti ir taip toliau. Tai buvo padaryta tam, kad vėl būtų galima išvengti antro, trečio galbūt pasaulinio karo. Suprantat, kad nebūtų pretenzijų, kurios būtų sprendžiamos jėga. Lietuva, lietuvių tauta, turėdama suverenę laisvę valią, pagal jungtinių tautų, kurių nare beje buvo ir Sovietų sąjunga, chartija, turi teisę paskelbti nepriklausomybę, jeigu neturi savo teritorijos, kuri jau būtų pripažinta valstybė. Tai yra pavyzdžiui, rusai, sakydami, kad mes norim, kad Krymas būtų nepriklausomas, neturi tokios teisės, nes jie jau turi Rusijos federaciją. Teisingai? Ar ne? Aš žinau, kad Albanijos dvi Palaukit, Nes jūs nuo Albanijos jūs taip nenukreipinėkit dėmesio. Prašau, nenukreipinėkit dėmesio. Tai aš negaliu jums atsakyti šitą klausimą. Negalit, gerai, negaliu važiuojam atsakyti. toliau. Nes Taigi, aš žinau tik tai, kad yra dvi Albanijos Gerai, valstybės, nors jūs palaukit, dabar mes apie pasakėt. Lietuvą kalbam. Tai Jeigu jūs norit nepabaigti apie dvi Lietuvą, Rusijos negali būti, jūs pasakėte, aš šitą suprantu. o Lietuvos nei vienos negali. Dvi Teisingai. Lietuvos irgi negali būti, aš šitą suprantu. Bet tai nebuvo nei vienos Bet- Lietuvos. Bet dvi Albanijos jūs paaiškinot, kad gali būti. Palauk, kurioje vietoje? Dabar mes kalbam apie Lietuvą, jūs norit primesti man žodžius. Pabaikim Ne. apie Lietuvą, Nu gerai, gerai? o kokia jūsų mintis iš šito pavyzdžio? Tai va tokia mintis, kad jūs uždavęs tą klausimą apie tai, kad Lietuva neteisėtai Jo. ir sulaužydama Helsinkio sutartį pasitraukė iš Tarybų sąjungos, aš jums pareiškiu, kad nepažeidė Lietuva jokių įstatymų, nei Helsinkio, nei Jungtinių tautų chartijos, kuri leidžia mums, kaip tautai, kuri neturi savo valstybės, yra okupuota. Okupacijos beveik niekas nepripažino, pripažino tik tai tie, kurie buvo už Sovietų sąjungą. Mes turėjome tokią teisę. Jeigu jūs manot, kad lietuviai kaip tauta neturi teisės į savivaldą, tai aš nežinau tada, apie ką Jūs mes nieko kalbam. nežinot. Supratau, nu. Tai Jūs nieko aš visiškai apie nežinot. jūsų poziciją, Maidanas, kaip žiūrėkit, kas aš apie įdomu, jūsų nebuvo poziciją Maidanas. kalbu dabar. Jūs pareiškit, kad Lietuva pažeidė kažkokius Tai tarptautinius aš įstatymus. noriu O aš pratęsti. jums paaiškinau, kad nepažeidė. Aš noriu pratęsti tą jūsų mintį, nes jinai labai gera. Vienas iš mano. Kas užpuolė Ukrainą? Aš jums pakartoju. Generolo Grino žodžiais atsakysiu. Kieno? Bet tada palaukit. VSD generolo Grino žodžiais atsakysiu. Jums nepatiks. Tai aš jums. Ukrainiečiai užpuolė Ukrainą, žinau. Aš jums. Jeigu pažiūrėtumėt platesniu kampu, suvoktumėt, kad Ukrainos teritorijoje, Ukrainos žmonių krauju NATO kariavo ir dar dabar O, kariauja Jesus, prieš Rusiją. Jesus fucking Christ. Ir jūs dabar sakot, VSD Klausimas, generolas ir vadovas nežino, klausykite, o nežino, kodėl NATO kad taip. nedamuša Rusijos, jeigu gali tokiu būdu vykdyti proksi karą, kaip jūs sakote? Ir todėl pasižiūrėkite internete Wow. įėję, Žinom, kas yra mokam naudotis. proksi karas ir kokie jo apibrėžimai ir pamatysite, kad viskas atitinka. Už Lietuvą, vyrai! Tai kas pradėjo karą? Aš galiu pasakyti, Savo žodžiais. kas pradėjo karą Taip. kur. Neteisėtą Gerai. Kas pradėjo karą? valdymą, tai 14 metais Ukrainos prezidento niekaip negalėjo tokiu būdu nuversti. Tiesiog konstitucijoje išrašyta, kada gali atstatydinti O jūs žinot, Ukrainos žiūrėkit, prezidentą. gerai, jūs Ir- žinot, kokia ir- chronologija buvo? Chronologiją pakankamai Chronologija. gerai žinau. Tai papasakokit, trumpai labai, konkrečiai punktais. Kokia chronologija buvo, kai buvo nuverstas Janukovičius? Tai ten buvo paskui valandų klausimas. Ne, palaukit, Tikrai ne taip. valandų. Chronologija, pasakykit, kaip jis buvo nuverstas. Tai jūs dabar norit pasakyti. Jūs pasakėt, kad labai gerai žinot. Tai pasakykit punkčiui tiesiog jūs trumpai. norit pasakyti, kad Ukrainos prezidento nuvertimas ne pagal Ukrainos konstituciją yra toleruotinas. Čia taip pat kaip Lietuvos valdžia pasakė ir kai aš va Žiūrėkit. šitą sakau kitokiu tekstu. Jūs jau 1, nuvažiavot 2, 3, truputį 2. toliau.
Jūs teigiate, kad jis Ukraina- buvo nuverstas. Pasakykit chronologiją, kaip jis buvo nuverstas. Jūs norit pasakyti apie tą, Trumpai, kad bendrais žodžiais, kad nereikia, jisai, konkrečių valandų nereikia, tiesiog chronologija veiksmų, jūs, kas, aš kaip suprantu, jis buvo jūs nuverstas. norit pasakyti, kad jis nebuvo nuverstas, o jisai Ne, aš noriu, išvažiavo aš noriu, kad kažkur jūs tai. pasakytumėte. Ką blogai kalba? Kas blogai Kas jums kalba? nepatinka dabar? Nieko, bet tuoj pasijuokti. Noriu ir juokiuosi. Nu, tai jų toks supratimas, bet man dar įdomu pasikalbėti. Čia vatnikas kelias atbėgo minutes. paginti. Tai gerai, žiūrėkit, jūs pasakėt, kad jis buvo nuverstas. Aš Taip. klausiu, kaip jis buvo nuverstas, jūs negalite atsakyti, ar jūs galite trumpai atsakyti savo žodžius. Tai English, motherfucker, do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. jis buvo, kiek aš žinau, Rusijai, teisingai? ar Ne, jis buvo Ukrainoje, Taip, bet paskui jisai buvo Rusijai. paskui jis buvo Rusijoje. Paskui jisai Taip, Rusijai. tai kurioje Ir- vietoje vyko nuvertimas? Tai jūsų nuomonė jo nenuvertė. Klausiu, kaip jį nuverti, o jūs man sakot, kad mano nuomonė. Jūs pasakykit, kaip negalite atsakyti. Tai aš galiu jums atsakyti tada, jeigu jūs norite išgirsti mane. Nu, Vat, gerai, trumpai žiūrėkit, tada. Trumpai. Prezidentas visų pirma, nuo ko prasidėjo Maidanas? Maidanas neprasidėjo dėl to, Tai ne- kad ne- ne- palaukit, ne dėl ko aš, prasidėjo. tai aš labai Ne trumpai dėl ko aiškinu. prasidėjo. Maidanas ir buvo Janukovičiaus pasitraukimo iš valdžios priežastis. Dėl to reikia suprasti, ką padarė Janukovičius, kad prasidėjo Maidanas ir dėl ko jis paskui išvyko į Rusiją. Ar atsimenat, kai jis čia buvo atvažiavęs į Vilnių į valdovų Žinau. rūmus? Aš ten stovėjau, buvau, laukiau to momento, kai jisai pasirašys tą ketinimų protokolą dėl Nu. stojimo į Europos Teisingai Sąjungą. padarė. Jis atsisakė, Nepasirašė. nu čia kita jau kalba, Jo. apie tai aš net nenoriu kalbėti. Ir jis nusprendė, kad grįžęs į Ukrainą, jisai pasakys, kad mes pasirašom muitų sutartį su Nu, Rusija. čia jūs labai plačiai kalbat. Sekundę. Da, susirinko studentai, kurie pareiškė savo nepasitenkinimą, nes jaunimas norėjo būti Europos Sąjungoje, turėti Ir ten galimybės. naktį- Palaukit. Trumpiau, Susirinko. nu. Prasidėjo riaušės, pradėjo juos vaikyti, mušti. Tada žmonės, kuriem ne tas pats, kad jų jaunimą muša, jie susirinko tenai juos palaikyti. Ir pasidarė protestas, kuris stovėjo diena iš dienos, savaitė iš Paskui savaitės. jisai rimo. Jis nerimo. Ir Jis paskui nerimo. naktį, Sekundę, tai aš galiu pabaigti. trečią ir ketvirtą Ar aš galiu valandą pabaigti ar ne? nakties staiga įvyko su visom Gerai. televizijos kamerom. Gerai, aš suprantu, kad jūs nenorit, kad aš kalbėčiau tos tiesos. Nu, Jūs galite palauk. išeiti, jeigu jums nepatinka. Tai- Aš labai trumpai kalbu. Taip. Jūs ilginate šitą pokalbį ir skaidote mano pasakojimą. Tada prasidėjo, kai žmonės nebenorėjo skirstytis, prasidėjo šaudimai, snaiperiai šaudė nuo stogų ir taip toliau. Daugybė. Ta dangiško išimtinė žmonių nušautų yra visi faktiškai studentai ir žmonės, kurie susirinko juos paremti. Tada... Jergutėliau, šitoje Palaukit. vietoje sustokit. Ne, aš nesustosiu, aš dabar pabaigsiu. E, Ir tada, ne, ne, kai ne, jau ne, ne. atėjo milžiniška Stop, krizė, šitoj vietoj visoje sustojam. šalyje prasidėjo Maidanai, prasidėjo Žmogus išlipa antimaidanai. iš sunkvežimio. Like a